Beje vadinti. Bata yra ant Golt. O Golt ant kur? Turšė palapėnį, bet čia ir tokį sofkelį ir manau, kad tiesiog mėgtų čia, gal nieks neišvarys. Jei išvarys, tada jau varys palapėnį pasitys kažkur. Oho, ko jūs? Aš tai atsikeliaujau. Nu, ne kažką čia pamėgau porą valandų. Tris gal. Pradėjau čia atsidarinėtos parduotuvės, tai man prižadien. Bet įvyko fainas dalyks jau. Vakar ten beeditinant irgi priejai konto, ten papasakojau, saka, maladėts. Užsidarė restoranas, parėna, atneš man ten sumuštinį, sausainį. Ir dabar įti čia toks žmogus šalia manis kiemaren irgi pašnekinau, sakau, konto, kur važiuoju. Sakė, netink, ten furis, šne kameras ir taip toliau. Tada sakau, gal nori sausainį, kur vakar davė. Ne, sak, nenori, dėkau, o sak, gal tu nori? Sumuštinį. Sakau, nu neatsisakysiu. Kitas dalykėlis, gavau tokį pranešėjimą, kad šitėjo potvinė kažkiek prasidės, tai paniko, kad nevažiavautų žmonės. Ir čia su tau žmogu apšnekėjau. Sakė, jeigu žmogus nedorant sėlins, nevažiaus dabar nikor, tai man neįnauda tas tikra. Bet nie, gal rasam kažko vis tiek anksčiau ar vėliau. Vis tiek regaluoju skanios kavelės, geros dienelės atsigerti, kad būtų ta gera dainėlė. Medium, vidutinį latte. Pitaks, žiūrėkit, kiek daug pasirinkimų visokių. Variety, kokį nori. Su kafeinu, be kafeino, dydis, su kokiu peinu. Čia vėl saldiklė kažkokiai, papildoma kažkokiai, čia visko ant viršaus, kas geras. Excuse me, man. I'm trying to hitchhike America. Any chance you're going towards Phoenix or no? No? Any chance you're going towards Phoenix? No. No? Maybe you're going? No? Okay, no worries. People go there. People go from there to Phoenix? Yeah. Especially small people. Small vehicle? Yeah. Yeah. Any chance you're going to Phoenix? No, I'm going towards Golden Valley. No worries, thank you. And I was thinking maybe you're going the way that I need to go, like to Phoenix or somewhere. But maybe to Phoenix or somewhere that way? No? Oh, that way. Thank you. I may ask this guy. Any chance you're going towards Phoenix? No, I'm going the other way. Good luck. Thank you. We're going up north. Yeah. No worries. Thank you. Yeah. O, yra gerų naujienų. Kon tik pašnekinau žmogų ir sakė, jums mane galėtų pavežti ne iki Phoenixą, bet 100 mylių į priekį Lincolno. Bet kiek gera, pasiėm savo powerbank ir varau. Wow, you have a house on wheels even. Are you traveling or something? We're gonna go hunting. Hunting, nice. We're hunting deer this week, Yeah. and then elk next week. There's 2 seasons, Yeah. and they just starting today. Uh-huh. If it wasn't for tourism, I wouldn't have a job. And my grandpa he always told me, because he grew up, he was born in 1910, and when he was 18 years old, it was the Great Depression, right? So he said he was working in the oil fields in Oklahoma. He was working in oil fields during the day for 1 penny a day. He'd get a penny. What? And at night, he'd play his guitar at the honky tonk, and they'd feed him beans, you know. And so, he said, use your brain, not your back. There's a ski resort up on top there. Oh, right, nice. I never skied, but I really want to try. Nu, koks fain žmogėlis, siekti savo. 108 mylių pavyzdžiui. Plius minus Širilė, nežinau, beveik 300 km gal. Šitą primeskėt ir skalbenkis yra. Bet kiek gera. Rekta proga rūbus išsiskalbti. Nu, baiginėjai jau reikalus susitvarkyti, bet lauk, koks orėlis. Ne koks, tikra. Kaplys pradėjo iš tikrųjų. Bet kiek. Tas žmogus atrodo labai fainas, reikia pašnekinti. Excuse me, sir. I tried to cross all America. Any chance you could take me wherever you're going? No, sorry. No worries.
tas žmogus, katro klausiau prieš tai, toks atrodo iš karto ne, griežto tie toks, tipo, nelys čia prie monis, bet dabar išeinant sėkmės palinkiai, tai fainė vis tiek. Ir dabar pagalvojau, degalinėje geriau ir kalbinti žmogų, nes iš karto gali apie tai susidaryti kažkokį įspūdį, o nukelia, tipo jo, ten iš išvaizdas gal, žinai, normalus atrodo, bet vėl, jauns jau važiavo, nam čia stabdyti, jums nori greitą nuspręsti, nori pavežti ar ne, čia gali pasišnekėti normaliai, apsitarti ir vara. Ir plus dar man gera, nes aš galiu irgi išsirinkti, ar tas žmogus normalus atrodo man ar ne. Nes jau kaip kažkas sustoja, tai nežinosi, kas ten sustoja jau. Jei sustoji, tai ir lipi. Good luck. Thanks, I man. can help you, but I really can't. No worries, no worries. Take care. You too, bye-bye. Excuse me, guys. Any chance you're going somewhere east side? Yeah. Oh, no worries, no worries. Yeah, Thank you. it's not really- Dabar paklausiau žmogaus, ar galėtų pavežti, iš karto, sakė, jo. You want to go? Yes, I think that's a good idea, yeah. So you sure you can take me? You're welcome. Yes, sir. I'm leaving right now. Toks neatrodo pavojingas. You're a tall guy. I am, yes. What's your name, sorry? My name is Lawrence. Nice to meet you, Lawrence. Like, what's your view towards hitchhiking? Because when I asked you, you instantly, without thinking, said yes. I've been in that spot where I have no means whatsoever. It's just the faith of God and some good human being is going to come by and give me a ride. So, Yeah. so I know what it's like. I belong to Jesus. Jesus is, nobody else bought me. Nobody else bought me. Jesus bought me with the blood. Oi, sustojom į Deganą. Ilgą važiavom, čia pelė, ko jis ištierp. Nu, žmogelis toks. Geras, čia apžiaurė, matos iš karto toks nuoširdus. Žiaurė tikintis, realiai vės kelia apie religiją išnek. Bet liuks, normaliai šiaip viskas. Tai uns važiavom į kietą miestą iš tikrųjų, bet nelabai uns man pakeliau, tai uns mani paleis Albuquerque. Tai nežinau, nuvarom ten, žiūrėsim kon toliau. Koks pigus kursas iš tikrųjų Ameriko. 13 galonų, 5 litrų, kem dolerių. 3-5 eurą už pilną baką. Cheap. So man, I'm so glad that you take me and I'm very thankful for you. You have a good one. I'm just going to say a prayer over you, okay? Okay. Dear great God, we give you all the praise and glory, Lord. We thank you for this safe trip from Winslow here to Albuquerque, Lord. We just pray for our brother Lucas, Lord, that he'll have a safe night here in Albuquerque, a safe travel to Miami and the rest of his travels, and that we just pray for an encounter with you, Holy Spirit, and Jesus' mighty name, amen. Amen. All right, man. Thank you. You're Thank very you so welcome. much. Very welcome. Nu kon, atvažiavau į ton Albuquerque. Teik, čia priešnekėjimo, man sakė, čia nie ger nėra, čia bomžins, čia daug benamių, tipo labai didelis problemų su narkotikas, ten fentanilės, gaujais visuokis, tipo čia pavojingas miestas. Ir iš tikrųjų pasigūglinau, tai nusikaltimų kiekis čia yra 2,5 kartų didesnis negu vidutiniška, kokiam nors kitam. Amerikos miestį, tai, ko nežinau, niek jau čia ir nebeveiks, gal biški šiesam da pasivaikščioti iki Bardatojus kažkontoj, bet jo, ir šiandien pasiėmiau, net nėra hostelių primeskėt, nesamoin. Tai kombarį pasiėmiau patį pigiausiai, bet kainavo euras, 5-3 eurą, man atrodo, kažkas toj. Neskanė. Bet yra ir gera žinia, nes primeskėt, šiandien pavyko nuvažiuoti 700 km beveik. Tai jeigu taip kiekvieną dieną, tai čia ilgą netruks ant to Ameriką pervažiuoti. Nu ir ko čia gaunam už tą pitisok. Pats pigiausias viešbutis Albuquerque ir toks gražus. Neatsimenu, kad best taip gerai gyvenis iš tikrųjų. Dušas irgi šitą koks tvarkingas. Nice. Koks vaizdėlis. Į fūrą. Nebeisu nikor, nebepaslenku, nėra nikor pripat pigos parduotuvės. Per Uber Eats užsisakiau maistą. Žiūrėkit, kokį didžiaus atsigerti. Čia koks litras gal. Atsigerti bulvytės, taco, burrito, burgeris. Tik $15 iš tikrųjų su atvežimu. Bet palikau kurjerį jau da $5 arbatas, nes ten girdėjau, jei nepaleik, tai ten
prispjaudė maistą. Varysiu ilsėtis batai, sustingam ryto. What? Bam, labas. Aš jau papusryčiavau. Atsiprausiau, galėčiau jau ką pervaryti toliau. Bet ir toks dalyks, kad Lietuva žaidaba prieš Latvius. Ir man atrodo, kad anim reik mano palaikim. Tai jaučiu, kad pažiūrės kažkok. Reik palaikyti ir iš Amerikos lietuvius. Ir jaučiu, kad šiandien dar tada nevarysam iš tos Albuquerques, pabusam čia dar vieną dieną. Kažkon gal paveiksta minimalė. Nes visai čia greita, tai kilometras sukas iš tikrųjų, tai galim biški laiką skirti ir kad pamatyti tiesiog kažko jau pasinaudoti tą progą. Nes jeigu vės laikas šitik tranzaus važiaus, bus gal ir biški neįdomi, ne? Nu, nepasisek broliukam šį kartą, gal pasiseks kietsik. Lietuva laimėjai. Bam. O aš varau apsižvalgysiu aplink ton Albuquerque. Nežinau kodėl, bet dabar pravažiavo pro mane toks pickups. Ir žmogus buvo išleins pro priekin longą, pradėjo ten šaukti kažko, nu fuck mane įrodo. Tai nežinau, ko čia reiškia. Bet fainai nebuvo. Hi, I'm good. Is it possible to buy something for takeaway? Šitą padarė man valgyti, jau iš šiukšlių maišą įdėjai. Tu jau ragausam. Pirmas iki iš tikrųjų buvo tokia situacija, kur tipo priėmė užsakymą ir įsijungė ekraniuks kito pusė. Ir tipo, ar nori palikti arbats? Nu, tipo, nenoriu. Aš esu dėris padavėjai, ten suprantu, tas darbas sunkus, tipo, ką aptarnauja žmogų ir taip toliau, tai ten paliktų, bet čia tiesiog, kad porą mygtukų paspausti ekranį ir tada palik arbats. Nu, jo, nesamoja, nereik sakyčiau. Tai jota, arbat pinigų palikėjimo kultūra čia ir... $2.08. Gera, bent Slastauskas dabar išmonsi jau jauksas jaučiu, bet aš norėčiau visai pasiimti ton paspirtoką ir nuvažiuoti iki savo objektą pirmą. Tai atsisinčiau appsą, $1, kad atrakinti ir kem centų minutė kainaun, plus mokesčiai. Kiek čia gausas žiūrėsam? Opa. Nu jo, benamių tai nemaža, čia tikra. Bet gal ne tiek kiek Los Andželė. Aišku, čia tiek aš dar čia mačiau to miestą. O. Peršokas peisti. $4 panašu. Normaliai. Tai prieš 1000 metų Amerikoje gyvena tikri amerikiečiai, katrai vadinas Native Americans ar Indian Americans, kažkas tokį. Bet, kaip Kristupas Kolumbas atrado Ameriką, tada pradėjo plūsti europiečiai į ton Ameriką ir pamažu tas tiekras amerikiečių gyvenėms, tų genčių kažkokių bendruomenių, ten pradėjo keistis labai stipriai žodžių. Tai atvariau veitėlį, katrą parodys, kaip iš tikrųjų ten seniau gyvendavo tai tikrieji amerikiečiai, kokiek senų ir tradicijas, papročiai, kasdienybė ir taip toliau. Nu, maladės, nedirbu. Nu, pirmadieniaus iki penktadieniaus tikras dirbu. Šiandien 6 dienis. Nu, nepavyki vėdėti, parodys bent jau kaip atrodo. Čia tai Indiana. Tai Native American, tikri amerikiečiai. Nu va kažkap tiep. This bus is serving. Hi. Is it true that the bus is free? Va prikuls, Albuquerque autobusą nemokam yra. Bent jau tai gera. Thank you. Pažiūrėkite, dabar buvau parduotuvėje ir nusipirkau, atsigerti ir tokių va nesąmonių, bet o kam, pasakysiu, parodys biškį vėliau. O kitas dalykas, eidams į parduotuvę, pamačiau va tokį va dalykėlį. Powerball.
Ir atsiminiau, kad čia su to Powerball vyks rimti dalyką. Čia kaip Lietuvo, vikingų loto, teleloto, kažkas tokį, bet čia tokias mastas ant žaidžių žmonės, kad pagrindinis prizas yra 1,8 milijonų dabar. Tai įsivaizduokit, kad toks prizinis fonds užaugtų, kiek turbūt žmonių, kiek tor pirktaniai bilietus, kad tas prizas būtų va toik didžiaus. Tai nusipirkau ir aš. Tai jeigu netyčia laimėsiu, pažad kiekvienam savo followeriau, po kokiek 1000 eurų, tai tikra. Žiūrėkite, peinu žiūrų Transformer šitą. Man atrodo, lempas ekiam 6 gali būti, bimbal. Geras, bet o kudė čia mums yra. Un tą dar keli egzempliorė. Nebereikal jau čia pastatyti kažkokią istoriją, vis tiek turbūt. Tai nėra jokios istorijos, tiesiog čia meno galerija ir taip sugalvoju padaryti. Geri numerį remelė, ne? Ko panašus Telšė ir Albuquerque. Realiai abiejus nelabai ir kon veikti. Thank you. Eik tu, kalin. Atvažiuoju vien vietėlį, bet kad šitai klintai niko aš nežadėjęs. Palauks, kol nustos. Gerą apstoji lyti, tai dabar atvariau prie tokį barą. Katras yra slapts atseit. Ten reikia iškuoti įėjimą. Pasidariau rezervaciją, nes taip irgi neateis. Ir ten kainau neįeit, bet kainau ne pinigas, o turi atnešti maistą, arba rūbų, arba dar kažko ten gali. Tai dėl to aš ir pirkau ten tos bomšvaks makaronus. Tai reikdavo surasti tenom. Mums reikia iškuoti kažkokios užkandėnis, dešrainėnis. Gal čia? Ne. Ir tada, tipo, turi eiti už pastatą pro galinius duris, pasibarškinti, tipo, tada kažkas įleis. Bet kur ta dešrainėnį ir kito kelių pusė pasirodo. Va, man reikės susirasti ant šitą užkandėnį. Ir tada reikia iškuoti galinių durų. Gal per ten aplinkau kažką. Jo, jaučiu, kad čia kažkur. Čia kaip sugalvoji daryti verslą, bet patalpas levo lokacijo, tai tada saka slapts baras. Šitą ir tipo garažas kažkoks. Fat Franks vadinas. Pabandom pabarškinti. I'm good. Good. Reservation? Yes, I have. What was the name? Lucas. Lucas, perfect. Can you take a peek at ID? I brought something, right? Yes. But just later I saw that you guys maybe need more like clothes or something, but I bought like food. Okay, is that okay? That's fine. Oh yeah. Okay. Okay. Nepasikūriau šiandien, kaip sako.
Išgėriau kokteilį vėjim, skans. Pakimarinau, biškį žadėjau kažkodien pašnekyti, bet oi, ne šiandien. 16 doleriuk tas kokteilis. O, ar verta čia pavaryti? Gal nelaba. Nu ko nežinau, aš ten slapts baras įsivaizdavau, kad ten kažkokį knygų lentyną bus, ištrauks vieną knygą, ten sezamai atsidaryk, durys neprasivers, bet niek panašas. Arba ten kokį plytą veiną įstumsi ir irgi ten tiesiog į barą atėjau kokteilį atsigerti. Pakimarinau biškį. Varaunami. No, we're famous for the balloon fiesta and the red and green. I've been here since 1968, so I can tell you, and I'm half Hispanic and half black. So I can tell you from... See, you're actually hitchhiking across America. Yes. You are ridiculous. No, I think it's beautiful, but let me tell you, you're in Albuquerque now, and you look white. You be careful here. My advice to you is, because it's getting dark, don't be around Louisiana and Central. Don't be around Coors and Central. Stay off this art bus. If you have a motel, get up early in the morning. A lot of the homeless will sleep on the bus, but they're trying to work with those guys because you know the bus is free. That's the problem. But we, the locals, I mean, they have all these people for security, but they can't do nothing. When crazy shit happens, all they have to do is say, Kažkokį lievą dieną šiandien. Niek daug nenuveikiau. Daug laiko ten tas autobusas važinėti iš vieną tašką kiet. Ir šiaip dabar šitą žmogus irgi čia prigozdė, man čia bata, tam Albuquerque, čia pavojinga, ten neik, aptu čia išvažiausi, čia niek šitais neveš. Žodžiu, varau viešbutį susimontuoti, kiek jas čia prifilmavus ir rytuo. Tikėkimės bus geresnė diena. Iki rytojaus. Boom. Dingstam iš čia. Checking out. Okay. Tai čia ką apsistoji, turi paliekti depozitą $100. Tai dabar sakė, patikrins kambarį, jeigu viskas gerai atidaus. Nu tai ko, dabar standartiška, šokam į autobusą ir bandom nutolti kuo labiau nuo miesto centro ir nuvaryti degalinį, kad būtų gal už miestą kažkur labiau ir šalia greitkeliaus. I'll give you a couple, okay? Nu končia, jau baigo ateit prie to deganą. Prikatro bandysiu kalbinti žmonės ir prašyti, kad pavežtų. Tai va toks tas ir plans. Skom paprasta. Bet tiek nėra iš tikrųjų. You're gonna go where? We have a state fair. State fair? What's that? It's like a bunch of carnival rides and stuff. 2 picas gabaliuką ir kokią kolą. $7. Nu nežinau, jau kokį valandą klausinėjau, kol kas nieka visišką. Nusėmiau kuprinį, galvoju, gal gosdien žmonės tą palapėnį, galvoju, kad kokius bomžus esu čia pinigų prašysiu. So you think it's best for me from here to find someone who goes to El Paso, maybe, right? Yeah. Thank you. All right, well, good luck. What's your name? Lucas. Lucas? You're? Daniel. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Lithuania. So that sounds, that's supposed to be a pretty nice place, isn't it? Of course. Biški įpūti viltais dabar maniai, nes paklausiau. Ok, sako, ar nori važiuoti, sakau, nu, į ton pois, gal į ton, sakau, nesvarbu, kur jau važiuoju, kad tik pavežtami. Tas toks galvo. Gera, sako, palauk biški, aš einu parduotuvėje pagalvosiu. Ok, no worries. Good luck. Pagalvoju, sakė, ne, sorry. Visai norėjau, kad tas tu Mustangų pavežtų. Ne, sakė, čia prie pat gyvenu, niekur nevažiuoju. Bet toks malons laba. Sėkmės palinkėjai. Bet laba numuš nuotaiką, kad kai nemalonų žmonės, kur tipo atsiprašau, ar galėčiau tavęs paklausyti kažkur, tai negalėtum, žinai. Nu, blem, kap taip. Žadėjau eit klausti, bet moterų neklausinėjai. Nemanau, kad moteris turėtų drąsos pavežti žmogų kažkokį tai.
nepažįstama. No worries. Thanks. Dabar sakau labas, aš esu youtuberis iš Lietuvos. Galėtum pavežti, sakė, negaliu, bet sako, aš esu buvęs Lietuvo, primesk. Galvoju, wow, geras. Tai blemba, o malonė nustebis. Žiūrėkit, tas žmogus negalėjai manęs pavežti, bet parėdams iškrautais atsigerti paėmė. Yeah, you're not gonna get a ride down here, brother. Where are you gonna take me? Probably it's the central downhill area. Thank you. Like the people are scared here more or what? Yeah, it's just more Hispanic, more Mexican. Why did you decide to come back? Huh? Fuck it. Oh, okay. Have you ever taken another hitchhiker? No. Somewhere? No, it's first time. First time. Man, now I feel bad, so you're doing like too much for me. Oh, man. Because when I take a hitchhiker, you know, he's still going same way, and if you're driving alone or with me, it doesn't matter. But now you're like putting effort, you know, taking your time, using your fuel just to help me. No, it's fine. It's fine. It's what you're supposed to do, right? You're trying to do something. That's true. Good luck, brother. Thank you, brother. I appreciate you very much. I appreciate you. You're a very good person. Thank you. Šitas pats žmogus man pavyzdžiui, kad gėrim man paėmė grįždamas iš parduotuvės. Tai žiaurė šiaip fainė, bet man toks jausmas, kad ten buvo geresnė, bet anoje intencijai nebuvo blog, tai ką per negaliu pykti. Tai nežinau, čia šitą dabar, jeigu atvažiuojant kažkas spilties, kur nebent va tada prieinu ir paklausiu. Nu, pabandom. Nu, ne kažką, iš tikrųjų. Kad ir norėčiau visai grįžti ant praeitį, bet su autobusas žiūrėjau 2 valandas užtrukti. Tai nelaba variantas, geriau čia bandys toliau kalbinti žmonės. No worries, man. Thank you so much. Okay. Good luck. Tas pickups važiuojant kem mylių į LinkedIn link, kur man reikia. Tas vyrs kaip ir pasirašytų, bet ano žmonė ir šalia ir sakė pasitar su Ana ir daug žinoti, ar galėtų man pavežti ar ne. Bent jau į ton posį ir į kažkokią degalinę, nes šitą įveitą ne kažką ir iš tikrųjų. Nu, žmona ta idėja nepatiek, pasirodo. Ką man padarysi? Atėjau į parduotuvę ir parduotuvės darbuotojas. Ten amerikiečiai nevies like. How's it going? Tipo, ką sekas? Nors net neturiu atsakyti namai tam klausim, tipo, tie prieš mano gom, čia toks vos ne ką pasveikinėms. Tai jis man sako, apsekas, sakau, nu ne kažką šiandien. Toks surūt pasimėt, sako, okei. Net neklausė, kas buvo. Sakau, ką aptavo nam, tai normaliai. Koks čipus pasirinkėm, pažiūrėkit. Šitą kitą pusę dabar darai. Normaliai. Pasėmiau saldainių kažkokių iš tų nervų, kad nieks neveža. Nors dabar irgi sako, pavežčiau, blemba, bet neturiu veitis, tipo 2 veitį mašiną. Nu, bet tai nieks neveža. Jau apie 5 valandas aš jį bandau kažką sustabdyti. Liel spots žiaurė. Yeah, because I met a lot of people who are like saying the Albuquerque is like bad. It's very dangerous. It will be hard for you to get out of here. Get the hell out of Albuquerque as quick as you can. You're saying the same? Yeah, I would say the same. Okay. There's a lot of good people out here, but like you. We have a big issue with drugs and stuff like that out here. So there's just certain parts of Albuquerque you avoid, and that's even living here. Oh, this road is very beautiful. Yeah, you want to hit the musical road? What's that? Running your tires over that part of the road. Really? Yeah, we'll hit it right here. Oh my God, I read about that. That's crazy. Let's see if I can hit it first go. Whoa. That's crazy, man. Wow. I also like living in a small town because like you can feel the community, you know? Yeah. Almost everyone knows everyone and that seems nice to me. Man, God bless you. Thank you. Yeah. Safe travels. You take it easy. Thanks a lot. Bent kažkiek, bent jau išsinežinau iš to nesąmoningą miestą. Tai tą progą pavalgau ir bandysiu toliau. O jeigu ir iš čia nepavyks nutolti toliau, tai bent jau galėsiu kažkur išnaudoti savo palapėnį, pagaliau, kad runtum pausisor. Nes čia tai ganėtinai rami veiti ir tai bent jau nakvynė nekainaus šiandien. Bet progres maža šiandien. Nu šitą tada pabandau čia biškėlį, bet jau realiai saulė leisti, tai jau pradės, nu jau dabar leidas.
ir už kas valandos čia jau tamsa išės bus, tai da, pašnekins žmonės kiek įmano, bet jau ką pradės temti, tai varys kažkur iškuoti, kur palapėnį pastatyti. Nu gerai, niek nebešiau aš ten iš tos vietos kol kas, tai varau statys palapėnį, o statysus palapėnį kažkur tarp tų krūmų. Visai netoliai Degan iš tikrųjų. Unboxingas. Kiek čia kuisių. Nu gerą, parodysiu, ką bus susistatys čia nesąmonė. Ta prasme, kol aš čia išsiaiškinau, ką tą palapėnį veikal pastidžiau, tai ir sutem. Bet stogų viršgalos turiu tai jau gerą. Tie patruoda čia vidau kažką. Esu pasiruošęs šitą montauti jau. Deinos aptarėjams. Tai jauks net jam. Nuvažiavau tą 3 kilometrų. Wow. Žiaurė gera. Tai čia ir užbaigiam šiandienos vlogą. Ačiū, kad žiūrėjot, kad palaikot, daugiau žinučių gaunu. Labai to vertinu ir sakau, tam kartu ateik. Tai susitiksim vėl už kelių dienų. Paspauskit like, subscribe, share. O aš kapės like, siuntu jums bučkį. Iki!